Sveiki, mano vardas yra Ieva Žigonė ir šiandien aš kalbėsiu apie norimos realybės kūrimą. Prieš tai buvo mano paskaita apie karmos keitimo techniką. Ten yra pateikta technika, kaip keisti savo karmą, labiau skirta paskaita jau dirbantiems ir praktikuojantiems žmonėms, turintiems pakankamai gilias žinias. Šiandien aš kalbėsiu paprasčiau apie tai, kaip galime kurti savo norimą realybę, ir tam yra paskatinimas. Neseniai pasirodęs spaudoje mano straipsnis, tiksliau straipsnis apie mane, kur yra rašoma apie tai, kaip aš pakeitų savo mąstymą, pakeičiau gyvenimą, ir labai daug žmonių pradėjo man rašyti ir klausinėti, kaip tai daryti, kokias technikas taikyti ir taip toliau. Tai aš nusprendžiau rašyti šį video, kuriame bus pateikta tam tikra informacija, apibendrinta pati svarbiausia informacija, taip pasakykime, nes tuo domiuosi jau nuo 21 metų, o man dabar yra 29, beveik jau 30 metų, taigi per 9-8 metus sukaupta patirtis ir informacija tikrai ne taip lengvai ir per trumpą laiką perteikiama. Tai pasistengsiu tokius pagrindinius punktus įsakyti ir taip pat rekomenduoti literatūrą, kurią paskaičius galima puikiai tai daryti. Tai va, pradžiai apie antraštę dar noriu šiek tiek pasakyti, nes jinai skelbia, kad susikūriau vyrą, darbą ir namą ant ežero kranto. Tai visų pirma ne namas, o butas ant ežero kranto. Taip, matau, aš dabar ir pro langus irgi matau ežerą. Šiek tiek lynoja, bet vaizdai tikrai labai gražus. Ir vyro aš nesusikūriau, vyras visada egzistavo, aš tiesiog padarius tam tikrą pokytį savyje, tam tikrą energetinį pokytį, susikūriau situaciją arba susikūriau variantą, kuriame aš galiu būti su juo. Tai tiek. Tai dabar tiesiog noriu pasakyti tokį vieną pagrindinį dalyką, kad iš esmės mes visi, absoliučiai visi, ateiname į šį pasaulį su prigimtinė teise į visišką gausą ir visišką pilnatvę visose gyvenimo srityse. Tai yra santykiuose, sveikatoje ir materialiniai geroviai, savirealizacijai. Mes ateinam su visiška pilnatvė, ta prasme su visiška teise į tai. Tačiau, kai augame, matome blogus pavyzdžius, prisigaudami įvairių nuostatų, kurios skelbia, kad tai yra gerai arba tai yra blogai. Iš tikrųjų yra ir energetiniam lygmenį tam tikrų blokų, kurie būna, kad trukdo žmonėms pasiekti vienokio ar kitokio dalykų. Mes iš esmės tiesiog tą prigimtinę teisę visi turim, bet pamirštame, kaip ją naudotis. O prisiminti visada galime, ir tam yra tikrai Lietuvoje labai palankios sąlygos, todėl kad labai yra daug sąmoningų žmonių ir labai sparčiai sąmoningėjančių žmonių, yra labai daug įvairiausių praktikų, labai daug užsiėmimų. Ir nors ir iš tikrųjų dabar, kaip aš jums papasakosiu šitą visą paskaitą, galbūt kai kas pasirodys, kad yra sudėtinga kai ką atlikti, arba, aš aišku 8-9 metus tai darau ir yra tikrai labai geri rezultatai, bet žinokit, pokytis pasidarė tiesiog po vienos knygos. Tai reiškia, kad man visiškai pradėjo keistis gyvenimas tiesiog patį pagrindinį suvokimo aspektą pakeitus. Tai va, tai dabar ir noriu tiesiog pristatyti tas knygas, kurios padeda pakeisti tą mąstymo kryptį, kad galėtume kurti savo realybę. Tai visų pirma yra Vadim Zeland knyga Likimo valdymo galimybės Transurfingas. Ši knyga yra labai rekomenduotina visiems, kas nori pradėti tai daryti. Ir iš tikrųjų
Yra labai daug tų knygų dalių. Čia yra pirma dalis, paskui yra antra dalis ir žvaigždžių ryto šnarėsys. Tada yra trečia dalis, ketvirta. Oi, atsiprašau, čia trečia dalis. Čia trečia, ketvirta, penkta. Yra papildomos 2 dalis, kur yra žmonių laiškai ir jisai atsakinėja į tam tikrus klausimus, bet vat būtent vienoje iš šitų knygų yra pateikta informacija apie tą energetinę techniką, kurią aš naudoju, kaip parašyta tam straipsnėje, norint pritraukti klientų. Beje, kas to straipsnio neskaitė ir nežino, kas ten apie ką ten šnekama, tiesiog apačioje šio video yra nuoroda, kur galite pasiskaityti. Nes aš tiesiog nenoriu kartotis, kas tenais parašyta ir apie ką ten šnekama. Tai va, tos technikos, kur pritraukti klientus, yra vienoje iš šitų, nebūtinai klientus, tiesiog stiprinti savo prekinį ženklą, padidinti pardavimus bet kokio produkto, tai yra vienoje iš šitų knygų. Tada yra dar šita knyga ir labai dar keletas leidimų, man atrodo, naujų Vadimas Zelandas padarė. Aš tų knygų neturiu, nes kažkaip jau po kiek laiko pradėjau dar domėtis plačiau viskuo ir pradėjau skaityti kitas knygas. Tai, žodžiu, noriu pasinaudoti progą ir paprašyti žmogaus, kuriam esu paskolinus šitą knygą, savo pirmąją dalį, kad grąžintų, jeigu dabar žiūriu šitą video, nes neatsimenu, kam paskolinau. Ir taip pat antrąją dalį kažkam esu paskolinus, tai irgi būtų fainai, kad grąžintų tas žmogus, kam esu paskolinus. Toliau yra Valerijus Sinelnikovas ir man labiausiai patiko jo šitą knygą, Aš savo minčių ir darbų valdovas, nes joje yra sudėta viskas ir apie sveikatą, ir apie ligas, ir kartu apie realybės transformaciją. Tai Sinelnikovo visos šiaip knygos geros, bet šita tokia kaip apibendrinanti ir, nežinau, man šitą labiausiai patiko. Toliau yra ši knyga, tai yra Dmitrijus Verščeginas. Žodžiu, vadinasi, ši knyga padarys tave neįveikiamą ligoms ir nesėkmėms. Tai yra labai stipri ir galinga knyga, kurioje pateikiamos energetinės technikos. Ir tos technikos yra stiprios. Ir tiesiog noriu pasakyti, kad čia yra prašyti ir tam tikri būdai, kaip galima manipuliuoti žmonėmis ir daryti energetinį poveikį kitiems žmonėms. Tai to labai nerekomenduoju, nes kaip prieš tai mano buvusioj paskaitoj šnekama esmė mūsų buvimo šitam gyvenime vis tiek išeiti į besąlygišką meilę viskam, o kai mes darome kažkokią įtaką, priverstinę įtaką žmonėm prieš jų valią, tai tiesiog užsisukam vėl tam karminiam rate ir tai galų gale grįž pas mus ir vėl tiesiog sugaišim laiką tam savo tobulėjimo kely. Tai čia savo naudotis geriem tikslam, žodžiu, visus šitus dalykus. Toliau yra Dalai Lamos, visos knygos geros labai. Tuomet yra Mike George 7aha sielai nušvitus. Labai superinė knygutė apie kaip įveikti kasdieninį stresą ir taip toliau. Ir bendrai apie būti visą. Tokia labai trumpa koncentruota knyga, tikrai patariu. Tuomet yra Šios akimirkos jėga. Dvasios nušvitimo vadovas. Labai superinė knyga. Aš ją skaičiau pirmą kartą, kai dar nieko nesupratau. Tai nelabai aš ją supratau. Tada skaičiau antrą kartą, kai jau šiek tiek kažką supratau. Tai tada šiek tiek kažką supratau. Na, dabar skaitau visiškai kitom akim ir, tikrai irgi must have knyga, kur tiesiog pasivartai ir vėl kaip iš naujo, labai superinė ir geros mintis joje yra. Toliau yra kasdieninės meditacijos tokia knygutė, tai čia tiesiog kiekvienai dienai visokios mintis, meditacinės, tarkim, žinutės, fainai, tokia atpalaiduojanti. Na ir 365 būdai pakelt savo vibracijų dažnį.
Tai irgi labai gera knyga, patarinti, kaip išeiti į tą buvimą, į džiaugsmo ir meilės būseną. Apie tai šnekėsime toliau, kodėl tai yra svarbu. Tai va, tai tokios knygelės ir be šitų knygų be abejo labai daug aplankytų yra įvairių seminarų, bendrauta su daug žmonių įvairių, kurie tai daro ir patirties tikrai nemažai sukaupta. Bet sakau, viskas pagrinde yra Transurfinge ir man visi pokyčiai prasidėjo nuo pirmos knygos. Aš pačią perskaičiau tą knygą ir iškart pradėjau daryti, kaip ten parašyta, man iškart prasidėjo visi pokyčiai. Taigi, jeigu šneka taip bendrai, tai kas yra ši realybė? Ši realybė tai yra didžiulis veidrodis. Ir tas veidrodis atspindi ne ką kitą, o mus pačius. Šis veidrodis turi kelis principus, pagal kuriuos jisai veikia. Tai dabar bendrai tiesiog šnekant ir bendrai žiūrint, įsivaizduokit, kad jūs stovite prieš veidrodį, jame matote save ir jūs bandote keisti atvaizdą, nekenčiant savęs. Jūs tiesiog įvairiais būdais bandote keisti atvaizdą. Tai ar tai yra įmanoma? Nelabai. Bet taip gyvena daugelis žmonių ir iš tikrųjų fiziniais veiksmais taip bandyti eit kariauti įmanoma. Ir taip daugelis gyvena ir siekia, ir pasiekia, ir ten karjeros, bet tai yra labai ilgas kelias, sunkus kelias ir galima padaryti žymiai greičiau, paprasčiau, be jokių vargų viską. Tai visų pirma, tą atvaizdą, visą tą realybę galima labai stipriai įtakot keičiant save. Ne tai, kad labai stipriai įtakot, ją galima absoliučiai pilnai keisti pagal tai, kaip keičiame save. Ir yra tam tikri niuansai, kaip tas veidrodis veikia, bet tiesiog, šitą pagrindinį momentą reiktų įsisavinti, kad jeigu, pavyzdžiui, žmogus skundžiasi, yra pastoviai nelaimingas, tai jam tai ir reflektuoja realybę. Jam atneša dar daugiau situacijų, kad jis ir toliau būtų nelaimingas ir taip toliau. Ta prasme, pasaulis besąlygiškai mums duoda tai, ką mes turim viduj. Ir jeigu, pavyzdžiui, žmogus nuolat galvoja, aš čia esu skolose, kaip man reikia grąžinti tas skolas ir pastoviai pasisukasi mintyse tik tai apie skolų grąžinimus, kaip čia sudėliot. Jam iš esmės žymiai sunkiau išeiti iš tų skolų, nes jis vien apie tai galvoja ir vien tik tą dalyką kuria aplinkui save. Kitas žmogus ten serga ir galvoja, kaip čia jis serga ir kaip čia blogai jam ir taip toliau. Tai vėlgi, iš tos ligos jam sunkiau išeiti, nes nuolat galvoja apie tai. Tas pats su santykiais, su visomis rytimis yra tas pats. Ką mes, apie ką galvojam, ką jaučiam, tai ir atsispindi. Tai pagrindinis, vienas iš tų niuansų, kaip tas veidrodis veikia, tai reiškia, jis tiesiogiai atspindi tai, kas yra proto ir sielos vienovėje. Tai yra kažkokie baimės, būgštavimai, tai, kas iš tikrųjų ir logiškai protų suvokiama, ir sielos lygmenį giliai jaučiama. Kam labai baisu šitas žodis siela, tai galima sakyti tiesiog širdyje jaučiama arba kažkur tai giliai savyje. Nes suprantate, kad vis tiek yra loginis mąstymas ir yra tas, kur širdis veda, jausmai, kur veda. Tai taip aš vadinu sielą, tai tiesiog man taip yra paprasčiau. Tai jeigu yra kažkokia baimė kažkam ir mūsų protas logiškai suvokia, kad yra ta baimė ir mūsų siela irgi pritarė, tai iš karto atsispindi. Iš karto atsispindi pasaulyje. Labai paprasti pavyzdžiai yra tokie. Pavyzdžiui, yra žmogus, kuris bijo, tarkim, mašiną palikti
neleistinoj vietoj, kad stovėtų, ar ne. Nu, jisai tiesiog pastato trumpam, nubėgti kur nors ten į parduotuvę, bet bijo, kad gaus tą bilietą ir gauna dažniausiai tą bilietą. Arba dabar konkretus pavyzdys iš mano gyvenimo, kad yra šeima, kur labai bijo erkių ir yra pasiskiepiję nuo tų erkių, bet vis tiek žiauriai bijo erkių. Atsimenu, mes svečiavomės pas juos ir mes, kadangi su vyru turim du šunis, klausė, tai kaip jūs tos šunis, tai jūs kaip neprinešate šunis erkių jums? Sakau, nu tai prineša, tai nurenkam tas erkės ir nuleidžiam į kriauklę ir viskas. O Jėzus, čia kaip baisu, čia maždaug net protų nesuvokiama, kaip čia taip gali būti. Nu ir žodžiu, ir pasakojo, kad buvo ten miške ar grybauti ar kažką, ir žodžiu, prilipo tų erkių pilna ant vaikų ir jis įsiurbė tos erkės. Ir aš taip klausau ir galvoju, nu geras, toks visas, kad visiškai kitam pasauliu gyvena ta šeima, nes mes buvom Joninėse savaitę laiko, basi vaikščiojom po miškus, basi po pievas, nei purškėmės kažko, nieko. Tada buvom savaitę sodybui, tarp žolių tenais irgi, be jokių purškalų, be nieko. Nei vienos erkės, nei vienos. Nu taip šunys prisirenka tų erkių, tos šuniškos kitokios, jos tokios didelės. Nu žodžiu, bet tiesiog koks yra skirtumas. Tai pas mane, pavyzdžiui, nėra visiškai baimės nei prote, nei sieloje ir aš tiesiog negaunu rezultato tokio iš realybės, aš negaunu tokio veiksmo pas save. Tai čia tokie paprasti pavyzdukai. Dabar ką daryti, jeigu ta baimė vis dėlto yra prote, nu ir jūs bijot, ir ką dabar, bijot ir kažkaip tai tiesiog reikia tą baimę nugalėti. Tai yra iš tikrųjų labai daug technikų, kurios padeda apgauti protą, taip sakykime. Yra paleidimų technika, sedonos metodas taip vadinamas. Yra meditacijų pagalba galima tai padaryti. Yra teta healingas, kur irgi šalina tam tikrus įsitikinimus. Rebrefingas bendrai ten atpalaiduoja. Nu, žodžiu, Lietuvoje iš tikrųjų pasirinkimas didelis ir galima tiesiog pasirinkti savo labiausiai priimtiną būdą. O jeigu žodžiu, tingisi kažką daryti, nu tai ką, toliau toj baimėje gyventi galima, aišku. Tai irgi pasirinkimas. Tai žodžiu, tai, ką mes jaučiame protu, kad yra logiškas kažkoks variantas ir tai, kad išgyvenam sieloje ir tai, jeigu atitinka viens kitą, iš karto atsispindi veidrodė. Dabar, jeigu mes norime dirbtinai pradėti kurti atvaizdą pagal save, kokį norime. Nu, tarkim, nuo šios akimirkos dabar jūs nusprendžiat, nebegalvosiu apie tai, ko nenoriu, aš galvosiu apie tai, ko aš noriu. Ir taip ir iš tikrųjų dabar reiktų padaryti, dabar visi turėtumėt nuspręsti, nubrėžti liniją, kad čia ir dabar jūs galvojate visą laiką tik apie tai, ko norite. Galite būti dėkingi už šią situaciją, dėkingumą jausti, čia ir dabar būti, bet negalvoti apie tai, kas nepatinka, o tik galvoti, kaip turėtų būti, kad jums patiktų. Tai, žodžiu, kadangi, įsivaizduokit, dabar jūs sugalvosit variantą, kad aš noriu ten gyventi Maljorkoj, tarp palmių, ten gert kokteilius dieną, naktį ir taip toliau. Nu ir jūsų siela jau jaučia, kaip fainai, ten jau jaučia tą atsipalaidavimą, bet protas nesupranta, kaip taip gali būti, nes sėdite kažkokiam daugiabutyje ten, nežinau, Mastaičiuose ir protas nesupranta, kaip taip iš vis įmanoma pasiekti. Tai tokiu atveju yra naudojamas principas, kuris aš vadinu pretending, tai reiškia apsimetimą. Kiti vadina vizualizacijom, skaidrėm, dar kažkom. Tai vienu žodžiu, reikia pakankamai ilgai savo vidiniu matymu, tiksliau vaizduotėje, kurti vaizdą tokį, kokio jūs norite. Ir ne tik vaizdą, ne tik jį matyti, bet kartu ir generuoti jausmą, kaip jūs jaučiatės ten. Tai reiškia, mes turime grįžti į vaikystę, kuomet žaisdavom su mediniam lazdele ir įsivaizduojam, kad ten yra kareivėlis,
kuomet sėdėdavom ant grindų, apsidengę dekių, įsivaizduodavom, kad esam palapiniai kalnuose ir taip toliau, kuomet mūsų vaizduotė iš tikrųjų buvo labai labai laki ir mes galėjom susikurti savo svajonių pasaulį čia ir dabar, kur mes esam smėlio dėžiai. Tai vėl lygiai taip pat reikia grįžti į vaikystę, nes šitas pasaulis yra ne kas kita, o žaidimų aikštelė. Mes čia visi atėjome žaisti, visi atėjome mokintis, visi atėjome patirti. Tai žaidžiam. Ir taisyklės yra tokios, kad jeigu nori kažko, kad pas tave būtų gyvenime, tu turi tai matyti, vaizdžiai, labai vaizdžiai matyti ir jausti. Ir tai daryti pakankamai ilgai. Todėl, kad kaip ir minėjau, veidrodis labai greit reaguoja, kai yra proto ir sielos vienovė. Jeigu vienovės nėra, tai reiškia, jeigu protas supranta, kad logiškai to neįmanoma padaryti, tai tada reikia taikyti šitą techniką ir ją daryti pakankamai ilgai, tada veidrodis atsako, bet jis šiek tiek vėluoja. Šiek tiek tai yra priklauso nuo tikslo didumo. Tarkim, paprastas pavyzdys. Aš kažkaip ten varčiau Facebook'e nuotraukas, pamačiau cupcake'us tokius labai gražius, tokių pyragaičiai ten su kremu. Ir aš taip iškart pagalvojau, o kaip aš norėčiau to pyragaičio, žiauriai norėčiau. Tai yra labai mažas tikslas. Ir aš tiesiog įsivaizdavau, kad aš jį turiu rankoje. Ir jau tą patį vakarą buvo, kad vyras turėjo reikalų mieste. Grįžta mano vyras, aš jam nei prašiau, nei ką, ir jisai man atveža tą pyragaitį. Tai tokie maži tiksliukai ir su užrašų knygutėm, kokiam galima pabandyti, su tokiais smulkmenom, žodžiu. Šitus galima dalykus pabandyti, jie tikrai greitai ateina. Jeigu yra didesnis tikslas kaip automobilis, namas, atostogos, ten, nežinau, tai tam dažniausiai reikia daugiau laiko. Pavyzdžiui, man su butu užtruko 2 mėnesius. 2 mėnesius, su automobiliu irgi apytiksliai apie 2 mėnesius. Santykiai, dabar galvoju, pats vizualizavimas man užtruko pakankamai trumpai, bet tie santykiai man tik po 1,5 metų buvo, kad atėjo. Žodžiu, priklauso nuo tų tikslų ir labai individualiai nuo žmogaus. Tai žodžiu, pavyzdžiui, pasakysiu, kaip su butu dariau. Mes gyvenom tuo metu Žvėryne, tokiam labai mažam butukė. Už lango ten buvo kažkoks žabakštynas, kitas namas, iš vis, ta prasme, vaizdo jokio nebuvo. Ir aš stovėdavau virtuvėj, darydavau valgyti. Ir aš tiesiog matau, pro langą aš matau vandenį. Ir aš galvojau, nesvarbu, ar upė, ar jūra, ar ežeras, ar, žodžiu, man nebuvo svarbu, kas tai per vandens telkinys, bet aš tiesiog matydavau vandenį. Ir po kiek laiko atsirado iš tikrųjų, ta prasme, kai mes atvažiavom žiūrėti šitų butų, aš įėjau tą butą, man ašaros akyse, aš suprantu, kad čia tai, ką aš mačiau, tai yra absoliučiai visiškai iš mano tų vizijų. Ir su mašina irgi buvo panašiai, nes aš su sena tokia, šito žodžio, šiaip pakankamai normalus automobilis buvo, bet tiesiog jau norėjau naujesnės. Ir aš ją vairuodavau ir aš per veidrodėlį matydavau baltą, naują, gražią mašiną. Nors mano tuo metu buvo juoda, aš tiesiog kiekvieną kartą, kai pažiūriu į veidrodėlį, matau, įsivaizduoju, kad ten yra balta, nauja, graži mašina. Ir irgi, sakau, po 2 mėnesių taip susiklostė aplinkybės ten visiškai nerealiai, kad tai pavyko tą mašiną kaip ir gauti. Tai su santykiais yra toks dalykas, kad negalima niekada įsivaizduoti konkretaus žmogaus. Ta prasme, jeigu jūs esate nusižiūrėję kažką, tai jeigu jūs įkursite vizijas apie tą žmogų, tai nepavyks, nes tai, kaip ir suprantat, jūs duodat su tuo savo vaizdo kūrimu, jūs kaip ir duodat užsakymą visatai, kad mano yra toks lūkestis, mano yra toks jausmas, kai aš esu tam vaizde ir prašau man įvykdyti. Bet jeigu jūs duodate užsakymą ir rodote konkretų žmogų, tai reiškia, kad jūs veikiate šiek tiek prieš jo valią, jūs įtakojate jį. Tai todėl
taip nevyksta. Reikia tiesiog įsivaizduoti save santykiuose ir kokį jūs norite jausmą jausti tuose santykiuose. Pavyzdžiui, aš tiesiog visiškai mačiau kažkodėl žvaigždėtą dangų aš matau, kad mes esam apsikabinę, bet aš nematau, kas per žmogus ir aš tiesiog jaučiu absoliutų saugumą, meilę ir tokią nepriklausomybę. Ir tą jausmą generuodavau. Ir visata tiesiog man parūpino tą variantą, kuris labiausiai tinka išpildyti šitam lūkesčiui. Tai mes tiesiog turime įprasti pasitikėti pasauliu. Nes jisai mums atneš tai, ko mes prašome, harmoningiausiu būdu, jeigu mes nesikišim ir nekontroliuosime. Tai lygiai tas pats, kaip žmogus, pavyzdžiui, pradeda kurti kažkokį, tarkim, tikslas yra. Kaip buvo man su darbu, savirealizacijos, ar ne? Aš jau susigalvojau, kad mano tikslas yra dirbti reklamos agentūroje. Tuo metu ten man buvo 23 gal metai, nežinau, 24, neatsimenu jau. Ir aš žinau, mano tikslas dirbti reklamos agentūroje. Aš tuo metu, dirbau darbe, kuris man labai daug streso kėlė. Ir kaip tik pradėjau, taikyti tas metodikas. Ir aš tiesiog negalvau apie tai, kaip man tai pasiekti. Aš susigalvojau tikslą, aš mačiau save tame tiksle. Ir dar, eidama į dabartinį darbą, aš įsivaizduodavau, kad aš einu tiesiog aplankyti kolegų. Aš įeidavau į tą darbą ir aš tokia kaip svečias, visiškai tą jausmą, svečio jausmą generavau. Ir vos ne maždaug, kad jau pareiškimas paduotas, apsimečiau, kad šiaip sau ten atėjau, nors ten darbų krūva, bet aš tiesiog vaidindavau, kad nėra nieko tų darbų. Ir gavosi taip, kad man nieko nereikėjo daryti. Į tą patį darbą atvyko žmogus, su kuriuo mes vykdėm bendrą projektą ir jis man pasiūlė darbą būtent toj pozicijai, kurios aš norėjau. Man net nieko nereikėjo daryti. Tai dar viena svarbi sąlyga, mes, jeigu susigalvojam tikslą, mes nekuriam planų, kaip tą tikslą pasiekti. Nes ateis galimybės tam tikros. Ir kai tos galimybės ateina, kaip pavyzdžiui, jūs sutinkat kažkokį žmogų ir jisai sako, tai klausyk, tai važiuojam ten ir ten, darom tą ir tą. Jūs būtinai turit priimti, atsakyti teigiamai į tuos pasiūlymus, todėl kad jau pasaulis, jūs davėt užsakymą, jūs vizualizuojat, galvojat, jaučiat ir jau pasaulis pradeda dėlioti, jau ten pradeda įjungti tam tikrus žmonės, kad pas jūs ateitų viskas. Ir įsivaizduokit, ateina jau jums žmogus su kažkokiu tai, tarkime, ten pasiūlymu, kuris gali būti nenuveda iki to galutinio tikslo, bet yra kaip tarpinė stotelė. Ir ateina, jūs sakot, ai ne, tai šiandien man čia tingiu, neturiu pinigų, ar čia kažką. Tai jau būkit ramus, kad nelabai pavyks tada gauti tai, ko norite. Reikia būti drąsiem. Ta prasme, jeigu jūs priimat šitą žaidimo taisyklės, tai žaidžiate drąsiai. Čia yra žaidimo aikštelė, kaip ir minėjau. Mes visi esame žaidėjai. Tai yra taisyklės, yra tam tikri principai ir išnaudojam juos savo naudai. Taigi, dėl šito pasaulis rūpinasi manimi. Dar yra dalykas toks, kad kiekvienas įvykis, kuris jums atsitinka, nekurkite neigiamų emocijų. Reiškia, pavyzdžiui, padarėt kažkokią smulkią avariją važiuojant į darbą. Jūs iškart galvojat, o kaip fainai. Vadinas, čia taip reikėjo, mane čia gal apsaugojo nuo susitikimo su ten piktų viršininku ar kažkas tokio. Jūs turite visada įžvelgti teigiamą perspektyvą bet kokiame įvykyje. Vėluojate kažkur. Labai geras, aš žinokit, vakar kaip tik vežiau šunį pas veterinarę. Ir taip vėlavau. Ir aš sėdžiu toj mašinai, būna, aš irgi šiek tiek užsimirštu. Sėdžiu toj mašinoj ir galvoju, eina savo, kaip vėluoju, ką čia dabar daryti. Ir belenkiek tų mašinų, kamštis tiesiog priešais, neįmanoma pravažiuoti. Ir tada galvoju, ką aš čia dabar darau. Taigi reikia pakeisti. Ir aš iškart perjungiau. Aš niekur nevėluoju, aš atvykstu laiku. Ir pradėjau kartoti mintyse ir tą jausmą generuoti. Aš niekur nevėluoju, aš visur atvykstu laiku. Ta prasme, ten galima buvo filmuoti. Tikrai
prasiskyrė, išvažiavo, man visiškai tuščias kelias pasidarė. Tai aš galvojau, vat, nu, taip nerealiai, vat galima tiesiog pasibandyti, paeksperimentuoti ir matyti, kaip keičiasi ant tokių elementarių situacijų, matyti, kaip keičiasi viskas, kai jūs tiesiog tuo momentu perjungiat savo mąstymą. Tai va, tai žodžiu, tas teigiamas požiūris į viską yra labai svarbus, nes kaip ir minėjau, tarkim, įvyksta kažkas blogo ir jūs sureaguojat blogai ir dar daugiau blogos energijos generuojat. Jūs tada gausit dar daugiau, nes pasaulis pradės atspindėti, bus sunku iš to išlipti. Kiekvieną kartą, dabar irgi noriu pasakyti, dabar jeigu pradedat nuo šiandien, ne, tai nebus taip, kad jau iš karto viskas labai fainai. Kadangi jūs jau pakankamai ilgai gyvenot su tais blogais savo lūkesčiais, su baimėm, su viskuo, tai jos dar veikia. Jos vis dar veikia ir jos šiek tiek dar veiks. Tai tiesiog reikia nepasiduoti, prasme, reikia žinot, kad yra šiek tiek prisikurta situacijų ir jos neišvengiamai ateis, bet nuo dabar jūs jau esat valdovas ir jūs jau sprendžiat, kaip jūs reaguosit. Ne situacijos jūs valdo, jūs jas valdot. Jūs jas valdot taip, kad jūs galite pasirinkti, kaip į jas reaguoti. Ir pasirinkę iš karto renkatės, tarkim, reaguojat gražiai, gerai, su meile, iš karto pasirinkat variantą, kur yra daugiau meilės ir harmonijos. Tai va, paprastai ir esam savo gyvenimo šeimininkai būtent pasirinkę, kaip reaguoti. Tai va, dar su tuo pasaulis rūpinasi manimi, turėkit minti, kad galite savo pasakyti, kad aš gaunu iš pasaulio viską, kas man labiausiai tinka. Aš gaunu iš pasaulio viską, kas šiuo metu man yra geriausia ir taip toliau. Pamatysite, kad galbūt pas jūs ateis visai kitos knygos, net ne tos, kur aš rekomendavau. Galbūt ateis visai kiti situacijos, galbūt ateis kažkokie mokytojai, kurių reikia paklausyti. Jūs tiesiog duokit tokią intenciją. Pas mane ateina viskas, ko man šiuo metu labiausiai reikia, kad gyvenčiau meilį ir harmonijoje. Ir tiesiog stebėkite, kaip viskas vyksta. Jeigu reikia, užsistatykite priminimą ant telefono, kad jūs esate savo pasaulio kūrėjas, kad kasdien atsimintumėt. Nes labai svarbu formuoti įprotį. Tai nebus, kad tiesiog paklausėt, čia vieną porą dienų ten atsiminėt ir kažkas pasikeitė. Reikia pastoviai kiekvieną dieną atsiminti ir pastoviai kiekvieną dieną tai daryti ir dirbti su savimi. Tai iš tikrųjų aš čia labai pateikiau tos informacijos, labai tokia bendrinė informacija, pačią esminę, bet čia yra gal 20% visko. Kaip ir minėjau pradžioje, gali būti tam tikros nuostatos arba tam tikri energetiniai blokai, kurie trukdo pasiekti vienokio ar kitokio dalykų. Gali būti irgi, jeigu yra per didelis reikšmingumas tikslui, pavyzdžiui, irgi galima, ne visai pavyks jo pasiekti, turi būti pusiausvyra. Reiškia, kad jūs žinote čia ir dabar, kad jau jis yra įgyvendintas. Ir nesuteikti reikšmingumo, kad tarkim, jeigu jūs jo negausit, tai bus labai blogai. Reikia ten mokėti alternatyvų, pakurti ir taip toliau. Dėkingumas dar turi būti ta vizualizacija, žodžiu, tinkama. Tai daug tų yra niuansų, daug tų aspektų, viskas yra knygose, jūs galite jas pasiskaityti ir viską tikrai turėsite. Tačiau kas nenori gaišt laiko, tarkim, nenori skaityti knygų, nenori čia per daug gilintis, nori viską gauti koncentruotai, tai aš labai kviečiu to žmonės vykti su manim į stovyklą Sicilijoje. Taip sugalvojau visai netyčia, tiesiog pagalvojau, kad dabar yra vasara labai fainai, bet rudenį, kai jau bus blogas oras, visada norisi dar pabūt kažkur, kur šilta, kur saulė šviečia. Ir iš tikrųjų taip gavos, kad gavau ten labai gerom sąlygom privačią vilą ir apartamentus ar jūros kranto, žodžiu, čia priklauso, kiek žmonių susirinks, kur būtų labai smagu pasibūti tiesiog, pakeliauti ir kartu padirbti, kartu per vieną savaitę aš pateikčiau visą koncentruotą informaciją ir darytume tas praktikas ir jau po savaitės tikrai būtų didelis žinių bagažas. Tai labai kviečiu vykti į šią stovyklą. Ir, žodžiu, nuoroda apie šią stovyklą yra apačioj po video.
Galbūt aš planuoju, galbūt ir Lietuvoje daryti kažką, bet ta prasme žiūrint į kainas Lietuvoje, tų sodybų ir taip toliau, tai Sicilija ten 50 eurų brangiau negu Lietuvoje gaunasi su skrydžiu su viskuo, tai manau, kad tiesiog smagiau tenais bus ir kažkaip nežinau. Šiuo metu man yra šita stovykla labiausiai rezonuoja, tai pasakykime, ir labai kviečiu visus čia, o paskui jau žiūrėsiu, kaip čia kas bus, nes jau kaip ir žiema artėja. Galbūt kažkokį internetinį kursą darysim, bet aš esu už gyvą bendravimą ir man labai svarbu jausti žmogaus energetiką ir dar žinau tam tikrų dalykų, kaip pašalinti įsitikinimus greitai labai, tai reikia tam gyvo bendravimo. Taigi, kas turi kažkokių klausimų, ar noriu kažko pasidalinti, galit man bet kada rašyti Facebook'e mano Sanvajos puslapyje privačią žinutę. Taip pat Sanvajoj galit sekti naujienas, aš tenais pateiksiu informaciją apie tolimesnius, jeigu sugalvosiu kažkokius ten seminarus ar kažką daryti. Taip pat tiesiog galite parašyti. Tai viskas, tai tiek. Labai ačiū Jums už tai, kad klausėte. Ir labai linkiu didelės sėkmės, keičiant savo gyvenimus, keičiant mąstymą ir žaidžiam visi kartu. Ir, dar vieną dalyką svaraus nepasakiau. Labai svarbu nuolat būti toje džiaugsmo ir meilės būsenoje. Nes kuo daugiau jūs spinduliuosite tą džiaugsmo ir meilės būseną, tuo daugiau jūs pritrauksite meilės ir džiaugsmų į savo gyvenimą. Tai jeigu jūs esate, tarkim, pikti, liūdni ir nežinot, kaip čia pakeisti tą būseną, ką čia daryti, tiesiog išsakot pasauliui, aš gaunu tai, kas šiuo metu man yra geriausia ir harmoningiausia, kad būčiau meilė ir harmonija. Ir žiūrit, ateis gal kažkoks ten, pamatysit renginukas kažkoks vyksta, kur ten kokios meditacijos, galbūt draugas kažkoks ateis kažką pasakys, gal straipsnį kažkokį rasit. Jumis pasaulis tikrai pasirūpins, tik tai įsakykit intenciją, kad jūs jau dabar prašote pasaulio pagalbos, kad jums atvestų tam tikrus žmonės arba tam tikrus įvykius, kad padėti keistis. Tai va, o tiek turbūt ir norėjau pasakyti dar papildomai. Gerai, tai ačiū labai ir sėkmės visiems. Iki susitikimų.